Sveiki, sveikučiai. Sveikinasi su jumis šiandien. Nuostabu rudens dieną. Energija aplinkui tiesiog nuostabi. Įklausom širdimi ir leidžiam ją jausti. Tai linkiu jums sustoti kokią akimirką ir paklausyti savo širdies ir pajausti, koks nuostabus ruduo yra aplink mus. O šiandien tema bus gyvenimo prasmė. Kas yra gyvenimo prasmė? Ir aš papasakosiu galbūt trumpai, kaip aš atradau ir supratau, kas tai yra. Ir kaip jau ir seniau sakiau truputėlį, kartais aš rašau dalykus sraute, kai man ateina tos mintis ir ne visada būdu pasiruošus kalbėti, o noriu perduoti ne tik žodžius, bet ir energiją, kuri apima mane pagalvojus apie vieną ar kitą dalyką, kuriuo noriu su jumis pasidalinti. Tai iš tikrųjų, matyt, kiekvienas žinom ir suprantam, jog jokia nepaslaptis, kad iki šiol, o ir dabartiniais laikais daugybė žmonių nesusimąsto ir negalvoja apie savo vidinį pasaulį. Nes dabartinė sistema sustatyta taip, kad žmonės visą laiką būtų išorėje, visą laiką bandytų save kažkaip patvirtinti, ieškoti pripažinimo kažkokio, kažkur sudalyvauti. Ir daugybė mokytojų ir tokių, kaip sakyti, ir psichologų, bet yra man tekę girdėti, kaip buvo tokia laida ir aš ten išgirdau atsitiktinai, kad psichologas patarė, kad kai yra sunku, kai kažkokius išgyvenam sunkius etapus gyvenime, kad kuo daugiau bendrauti, užsiimti kuo daugiau veiklų ir žodžiu, kad nelikti su savimi. Tai čia visiškas, kaip pasakyti, kaip priešingybė tam, ką turėtų galbūt žmogus daryti, nes kai žmogui sunku, tai jis turėtų gręžtis į save ir ieškoti atsakymų savyje. Be abejo, patarimų reikia ieškoti, kažkokių kaip mokytojų galbūt ar pagalbos ieškoti be abejo reikia, bet tai kad bėgti kažkur save realizuoti per kuo daugiau sričių ar kažkam bėgti padėti, kaip man netgi yra tekę ir susidurti su tais mokymais netgi tokiuose dvasinėse mokyklose, kad jau jeigu tu duosi daugiau, kuo daugiau duosi, tai tuo daugiau gausi. Tai netgi ir kai tau sunku, ir kai tau galbūt nesiklosto kažkas, tai reiktų kažkur eiti ir kažkam padėti ir tokiu būdu kažkaip tai gerumas sugrįžtų tau atgal. Bet vėlgi, čia vėlgi visiškai paradoksalu, nes mes galim duoti ir dalintis tik tai tuo, kuo mes patys esame, tai gaunasi taip, kad mes einam ir dalinamės iš skausmo, iš trūkumo, iš nepritekliaus ir ten vertės kažkokios ypatingos net ir nebesukuriam. Mes turėtume duoti ir dalintis tada, kai esame patys pripildyti tos meilės, šviesos ir meilės savo ir žodžiu. Bet grįžkim prie tos temos, nukrypau truputėlį, kaip vis dėlto žmonės, bet čia ir vėlgi tą pačią temą, kai žmonės jaučiasi blogai, jie turėtų galbūt pradėti galvoti apie savo vidinį pasaulį, kodėl jie jaučiasi blogai, nes reiškia, vidiniam pasaulyje kažkur yra kažkokių skylių, kažkas yra neužpildyta, dėl to jaučiasi žmogus blogai. Bet eiti ir ieškoti kažkur į išorę, kad kažkas tas skylės užkamšytų, tai
Tai yra, žodžiu, klaida. Žmogus pats turi susitvarkyti, savo vidinį pasaulį išsivalyti, galbūt ten kažką pašalinti iš to, kas jau yra jam prisikaupę. Ir žodžiu, verta susimastyti apie tą vidinį pasaulį, net jeigu žiūrėtume ir iš tos perspektyvos, kad galbūt seniau, gal nelabai tolimoj praeity nelabai buvo daug kalbama apie tą vidinį pasaulį, bet religijos, jos, kad ir kokios jos bebūtų, kaip aš jau kalbėjau vienam savo filmuke, kad jos ten mažai galbūt apie dvasingumą tikrai, bet iš esmės apie tam tikrus dalykus, tam tikrus aspektus jos pakalba ir paakcentuoja, į ką mes tikrai turėtume kreipti dėmesį, tai apie tą vidinį pasaulį žmogaus ir apie tai, kad žmogus yra siela ir ne tik tas fizinis kūnas, kurį mes matome akimis. Tai va, ir situacija kita vertus keičiasi pastaruoju metu ir kalbančių apie poreikį suktis į save tikrai randasi daugiau ir manau, kad tie, kas dabar ir manęs, jeigu sugalvojat paklausyti, tikriausiai jau esat susidūrę su tuo kalbėjimu, nes dar gerokai prieš mane žmonės, mokytojai įvairūs yra pradėję kalbėti apie tą sukimąsi į save. Tai kas tai yra sukimasis į save, tai yra ryšio su savimi ir su savo siela atkūrimas. O labai svarbus dalykas yra tas, kad tas ryšio atkūrimas, tokio ryšio, tai yra iš tiesų raktas į mūsų laimę. Ir dažnai žmonės gyvenime, kad būtų laimingi, jie ieško gyvenimo prasmės. Ir ta gyvenimo prasmė visaip ji gali būti vardinama. Vieniems galbūt tiesiog sukurti šeimą, susilaukti vaikų, kitiems pasiekti kažkokių profesinių aukštumų, galbūt menininkas ar sportininkas vėlgi pasiekti tam tikrus rezultatus. Bet visa tai yra tokie fiziniai dalykai, net ir susilaukti vaikų, tai yra iš dalies taip, tai yra ryšys žmogiškas, bet jis vis tik atsispindi materialioje plotmėje, nes žmogaus kūnas yra materialus. Tai va. Bet kai kalbam apie tuos įvairius pasiekimus, rezultatus ar pripažinimą, kai žmonės nori ir siekia tarsi nuveikti kažkokius darbus, kad būtų prisiminti, kad po mirties žmonės, kaip sako mūsuose, minėtų gerų žodžių ir tarsi nuveikti gerų darbų dėl ateities kartoms. Tai toks keistas paradoksas man kyla vaizduotėje. Tai kokia prasmė yra tam žmogui, kurį prisimins, kai jau jo nebebus. Ir jei vienas žmogus gyvenimas baigėsi su jo kūno mirtimi, bet žmogus gyvena, jisai paprastą fizinio kūno gyvenimą ir jisai miršta ir tas prisiminimas kažkaip liks vertingas. Tai kad žmogus, sakykime, jeigu prasmė jam yra sukaupti kažkokį turtą, kažkokių vertybių prikaupti arba tos pačius, sakykime, kažkokius atradimus padaryti, išradimus, sukurti kažkokius rengimus, jei tai yra gyvenimo prasmė, tai kaip ji gali būti prasminga žmogui, kurio nelieka. Kaip šaltam kūnui gulinčiam kape ar pelenų krūvelėj gali būti kažkas prasminga.
Nu, tai ganėtinai keistai skamba. Žmogui, kurio nelieka, prasminga yra tai, ką jis palieka čia materialaus. Nematau tame prasmės. Tiesiog gyvenimo prasmė tai yra kelionė į save. O kelionė į save tai reiškia surasti save ir suprasti, prisiminti, kad mes esam sielos žmogaus kūne. Nes, kaip jau atsakiau, tai yra raktas į laimę, į mūsų laimingą gyvenimą. Ir iš tiesų tada supranti, kad gyvenimo prasmė yra pats gyvenimas. Bet tik tais klausimas, kaip mes jį gyvenam. Ar esam laimingi, ar gyvenam džiaugsme. Tai tam, kad prisimintume mes, kad mes atėjom kaip nemirtingos sielos į žemę patirti įvairiausių patirčių, per daugybę įsikūnijimų. Ir vis dėlto mes esam tos sielos, kurios vis dėlto žemėje čia pamirštam tos ankstesnius įsikūnijimus. Ir tam, kad patirtume evoliuciją čia šitai žemėje. Kaip jau aš ankstesniuose, gal jau filmukuose savo minėjau, kad viskas vyksta ratu ir tai tarsi vyksta ir evoliucija, bet ir vyksta atbulinė tokia revoliucija, nes kažkas, kas evoliucionavo, tai dabar, sakykime, evoliucionavo mūsų protas ir logika, ego visur paėmė viršų. Tai va, o mes pamiršom, kad mes esam sielos, tai dabar atėjo laikas prisiminti ir kad protas ir mūsų ego paklūstų mūsų sieloms. Tai vat tokį dalyką, kurį aš pati supratau ir atradau per, sakykime, nelengvą patirtį vis dėlto gyvenimišką, bet tai galiu patikinti jūs ir kaip dabar matau ir jaučiu, kiekvienam, kuris dabar nori ir ieško, dar šiuose įsikūnimuose, šiuo metu gyvenančiam sielom žmonių kūnuose, tai yra pasiekiama, jei pradėsit dabar ieškoti, jei pradėsit, kaip aš sakau, sąmoningai galvoti, ką galvojat, tai yra kiekvienam pasiekiama laimė, kaip sakyt, kiekvienam pasiekiamas dalykas, kad tapti laimingu ir suprasti, kad gyvenimo prasmė yra pats gyvenimas. Tai va, kaip iki to prieiti galbūt, kaip aš suradau, kaip aš mėgstu sakyti, save savy, tai aš padarysiu kitą įrašą ir ten galbūt daugiau pasidalinsiu savo patirtim, kaip vis dėlto įrašytos programos ir protas ir baimės ir prisirišimai mus bando įtraukti atgal ir sulaikyti tą sielos pabudimą ir bando mus užrakinti, tarsi prirakinti ten, kur mes buvome ir galbūt nebenorim būti, tačiau ta energija tokia praeities, ji yra labai stipri ir įtraukianti ir tam, kad įveikti ją, reikia tikrai nemažai įdėti pastangų ir tas užima laiko. Tai aš artimiausiu metu galbūt net pradėsiu tokį projektą, galbūt padėsiu žmonėm, jeigu
rasis norinčių kaip išsivaduoti iš baimių, prisirišimų, iš beprasmybės dabar jausmo, nes irgi tikrai tenka susidurti su žmonėm, kai sako, kad gyvenimas atrodo visiškai beprasmis o aš čia kalbu apie gyvenimo prasmę. Gyvenimas tiesiog yra gyvenimas ir tai yra prasmė, nereikia jos ten kažkur labai ieškoti. Bet kai gyveni iš širdies, kai leidi savo jausti, matyti, džiaugtis, tai kažkokių ypatingų dalykų net nereikia gyvenime ieškoti, kad ta prasmė atsirastų. Ji savaime randasi širdyje, tas jausmas. Laimės tiesiog žiūrėti debesis, į medžius, tiesiog su kažkuo pakalbėti, net nebūtinai apie meilę ar kažkokius aukštus dalykus. Tiesiog matyti, kad Kūrėjas sukūrė mūsų planetą tokią nuostabią ir išmokti jausti tiesiog. Tai va, dabar va čia paukščiai skrenda labai gražiai. Ruduo, paukščiai išskrenda į šiltus kraštus. Va, aš jau parodysiu, pažiūrėkit. Matot? Ar čia matosi ar nelabai? Nu, nesvarbu. Žodžiu, ne apie paukščius mes čia šiandien, bet paukščiai, tarp kitko, kai žiūrime paukščius, irgi kitas iki toks apima polėkio jausmas, laisvės, troškimo ir paukščiai jie išsimbolizuoja tą tokią laisvę. Iš tikrųjų, nuostabus viešpaties kūriniai yra paukščiai. Labai mėgstu juos stebėti. Ir beje, čia per savo tą daugiabučio langą, tarp kitko, bet irgi kas yra gyvenimas? Gyvenimas yra sėdėti, gerti kavą ir stebėti paukščius tarp medžių, skraidančius nuo šakelės ant šakelės, ir čia jų būna atskrenda labai daug ir skirtingų metų laikų atskrenda skirtingi paukščiai. Tai vat, gyvenimo prasmė galėtų būti stebėti paukščius, kokie atskrenda rudenį, kokie pavasario, kokie vasarą. Gyvenimo prasmė gali būti stebėti, kaip keičiasi medžių lapai, kaip medžiai meta lapus, kaip spalvos jų keičiasi. Tai ir yra prasmė iš tiesų. Tai kai mes suprantam, kad nenusipirkti kažkokį tai daiktą, kažkokį tai prabangų galbūt automobilį ar drabužį, kad nenukeliauti į kažkokias tolimas šalis yra gyvenimas, kas be abejo irgi yra ir smagu, ir reikalinga, ir įdomu, bet jeigu tai lieka tik tais koncentracija, kaip uždirbti kažkokius tai didesnius pinigus tam, kad nukeliauti, tai vėlgi visai kitas dalykas, jeigu mes pamirštam gyventi kasdien gyvenimą, o tiesiog dirbam tam, kad kažkada patirtume atostogas arba kad nusipirktume kažkokį daiktą ir kuriuo galėtume pasididžiuoti, tai vis dėlto nėra gyvenimas. Bet kažkam jis toks yra. Ir beje, aš vėlgi noriu pasakyti, kad tai nėra irgi kažkaip smerktina ar nežinau, kad tai yra kažkoks blogis, kad žmonės nori tų materialių dalykų, tiesiog yra dabar jiems galbūt toksai laikas, kai jie patiria tų materialių vertybių kažkokį poreikį neapsakomą. Netgi aš ir pati galiu pasakyti, kad aš ilgą laiką gyvenau ir troškau tikrai materialių fizinių dalykų ir norėjosi kažkokio pripažinimo ir darbe, kad pakilti pareigose ir kažkaip išsigražinti tuos namus ir išsigražinti savo
apdarus ir dėja tai džiaugsmo daug neatnešė, nors tikrai gyvenimas, ta prasme, jisai nuolat gerėjo ir man teko ir toj pačioj darbovietėj pareigose pakilti ir materių daug dalykų tikrai įsigyti, tačiau tai laimės dėja, bet neatnešė. Tol, kol nesupratau, kad laimė pirmiausia yra mūsų pačių širdise, kad tai yra pirmiausia meilė sau. Ir vat tokie dalykai, kad suprasti, kad mūsų viduje yra siela, kuri nori patirti šitą gyvenimą. Taip, kartu patirti ir materialius dalykus, nes Žemė yra materiali planeta ir tie patys medžiai, augalai ar ten kalnai, vandenis, jie turi materiją. Mes juos galim paliesti, pamatyti ar užuosti. Tai be abejo, be materijos šitoj žemėje niekaip. Tai va, bet kol kas tada tiek aš šį kartą apie gyvenimo prasme, kad gyvenimo prasme tai yra pats gyvenimas. Tai linkiu jums ieškoti savęs savy, ieškoti ryšio su savo siela. Kaip jos ieškoti, aš dar aš dar pasidalinsiu kitose savo filmukuose. Iki pasimatymo. Siunčiu jums meilės ir šviesos. Likite sveiki.